Sveiki, tankistai, laivistai ir admirolai, kapitonai. Su jumis Kotys ir šį kartą World of Warships Blitz. Iš tikrųjų, šiandien noriu pabandyti pažaisti antrą sykį iš tikrųjų šitos ranked battles, kur iš tikrųjų gali užsidirbti pakankamai nemažai pinigėlių ir visa kita. Nėra taip lengva ten papult, nes kaip matote, galima žaisti tik tai su 6 lygio laivais. 6 lygio laivų, kaip matot, yra dabar šito eilėje 27, ką tik buvo 18, destroyeriai ir visa kita. Nėra daug žaidėjų, kurie iš tikrųjų eina iš tą režimą. Vien dėl to, kad ir pakankamai ilgai užtrunka patekti į jį, vien dėl to, kad botai ten neleidžiami, nes būna kartais, jeigu vėlai naktį lošia, žinai, nėra žaidėjų, pakankamai, labai greit sumetė. Tai būna, kad sumeta, žinai, kokios 4 žaidėjus kiekvienoje komandoje ir plus 3 botai. Šitam, kaip sakant, režime, ranked battles, kaip čia, ranking, nežinau kaip čia išvaras, nesivarginsiu. Vienu žodžiu, žaidžia tik rimti žaidėjai, realūs žaidėjai ir, žodžiu, dėl to kartais užtrunka. Pažiūrėsim, kaip čia seksis, HE paliksim, nestabdyk, please, nestabdyk. Biškį nustačiau grafiką geresnę, tiksliau geriausią grafiką ant šito žaidimo ir 60 fps įrašinės vis tiek tik ant 30, tai, bet vis tiek gal geriau kažkaip bus, bent jau žais, kai žaidė biškį geriau yra, bent jau ant telefono. Taigi, čia Galant, premijinis 6 lygio Britų prieštankinis pabūklas. Iš tikrųjų, iš tų battleship naikintojas, visai destroyeris, į žodžiu. Ir pažiūrėsim, kad čia seksis mums. Komandos pakankamai, lygios, absoliučiai, viskas vienodai sumesta. Matau, kad biškį pastabdo ir tikėkime, tas per daug neprikenks, jau matau atplaukia balvonas. Nematau šio ten battleshipas. Žiūrėsim, gal pavyks prigauti. Šitas laivas yra žiauri, čia kaip destroyerių sniperis yra. Reikia bėgti dabar, paleidus į dūmus, nes aš jį pastebėjau. Bet tas gerai yra, todėl kad jisai manęs nepastebėjo, žinai. B taško niekas neužgrobinėja, tas yra negerai. Ir visi čia žaidžiantys šitie žaidėjai yra pakankamai neblogi, iš tikrųjų neblogas iššūkis. Aš jau sakyčiau, pats esu neblogas žaidėjas šitam žaidime, ne? Ir tuo esu čia išlyzu už mane slepiasi gudruolis. Aš jau sakyčiau, pakankamai neblogas žaidėjas su 61 plus, o žiūrėk, atplaukė. Procentų šitųgi pergalių, bet yra tokių balvonų, kad šitas destroyeris išsiskiria tuo, kad jisai gali leisti po vieną torpedą. Kas čia paleido dūmus. Nieko nepadariau, jokios žalos. Žiūrėjau, padariau. 23 sekundės dabar kiek Oh my goodness. Reikia slėptis. Žiūrėk, 3 torpedas pataikiau. 10 reikės sekundžių 9 pralaukti ir tuoj užmušim tą fuzo. Ir galbūt HKB užgrobsim, kol kas laimėm, viskas gerai. Šitas laiviukas biškį prastas tuo, kad jisai lėtas yra. Negerai duoda, man čia įsnaki labai smarkiai. Tak, tikėkimės klius. Jeigu klius, gal pribaigsim. Yra, ar ne? Iš tam duosim. Nekliuvo tam fuzo. Nieko laimėm, iš tikrųjų trim laivais. Dar vienas, blemcha, muha, kiek jų čia? Jo lagina biškį.
nepadegėm. Yra negerai iš tikrųjų klimpau čia tarp dviejų ugnių. Gali labai liūdnai baigtis. Vieną dar duok man sekundę. Iš tikrųjų niekada šono neplaukikit prieš tuos balvonus. Visada šono arba kampu. Pradėjo krutėti. Dar spėjau išleisti. Nieko, laimėsim, nes aš čia vienas pirma auka dar kol kas 39. Nu, spės pasiektas torpedas ar ne? Spės, man atrodo. Viena 42 000. Turėtume laimėti, iš tikrųjų, nes komanda neblogai pasirodė, aš pirma auka buvau. Deja, įlindau, kaip sakant, į pragarą ir ten sudegiau. Nes, kai sakant, kai tarp dviejų ugnių patenkinu, tai atsiprašant. Iš tikrųjų ir tas laivukas, jisai, tas destroyeris, tas... Gerai, mes išėsim, vėliau pažiūrėsim rezultatus. 3 minutės dar liko, ten gali ilgai šaudytis, nes ranked battles jie užtrunka pakankamai ilgai. Ką dar galima būtų paimti 6 tiero? Įdomesnio tokio. Iš tikrųjų, mano naujas pirkinys irgi premijinis laivas Dunkirk 6 lygio. Įdomus tuo, kad pas jį yra patrankos, kaip sakant, tik tais 2 patrankos tokios, su 8 vamzdžiais per jas abi ir gali priekį šaudyti ir nieko gale nėra. Ta prasme, priekį atsisukiai priešą ir gali šaudyti be problemų. Tik tais trūkumas tas, kad šitos patrankos, kurios yra, kaip matote, prancūzų vėliava padengtos, jos gali šaudyti tik tais į dešinę ar į kairę, tik tais visą laiką viena būna uždengta ir tas yra minusiukas. Bet šiaip visai neblogas laivukas, dar nebandžiau jo ranked battles, bet galim pabandyti ir pažiūrėti, kas gausis. Bet laivas taip pat kaip normaliem tam solo mūšiam šitam randome, kaip sakant, tai visai neblogas, man patinka, galiu pasakyti. Ir nepasiekiau aš ten su juo labai gerų rezultatų, bet padariau apie 30-40 tūkstančių žalos ir, kaip sakant, visai normaliai. Svarbu neišsirauti į priekį labai, nes jisai yra irgi kaip battleshipui labai greitas, tik nėra manevringas. Pažiūrėsim, ką šitoj gausis. Tieks. 9 sekundžių, sako, galima laukti. Bet kiek čia 29 turim, 37 laimų, tai tuoj turėtų išmetį. Mean. Pervadinau mūsų klaną į Mean Dudes. Tai kad turim, kaip sakant, anglakalbių klane, ar kaip sakint, flotilėje. Ir dėl to pavadinau šios Mean Dudes. Ir tam, kad, kaip sakant, jų, kaip sakant, privalumai, nes neprisirinko iš mano kanalo tiek žaidėjų, kiek aš norėčiau, kad prisirinktų, kad būtų vien tik lietuvių. Tai ką padarysiu, teks taip daryti. Tai va, laivas gražus, toks švarus labai, žinai, nėra prikimšta visokių nereikalingų dalykėlių ant jo. Ir yra tik tais minusas tas, kad jeigu laivas ant tavęs atplaukia priekiu, lėktuvai atskrenda. Jeigu laivas ant tavęs atplaukia priekiu, tai tavo šūviai maksimum 2 ar 3 sviediniai, kaip sakant, pataikys į priešą, nes tas, kaip sakant, šaudymo laukas yra pakankamai platus. Atplaukė. Ant manęs mes ar ne? Ant manęs degina. Bet labai nebloga prieš lėktuvinį gynybą pa šitą battleshipą. 2 laivai nuskrido jau iš šikną. 3. Ne nuo manęs, vienas tik nuo manęs. O, palauk, aš jau užžiūrėjau į lėktuvus. Žiūrėk, čia neblogai. Pasisuktų man čia patogiau biškį. Ir nestabdyk. Ko tai blemba stabdyt pradėjo? Viską
Blemba, kaip stambiai pradėjo. Nes iš tikrųjų ja, neblogai pusę gyvybių nuėmė. Su kitu Dunkerku tai nenori susitikti. Šiūdas. Sala pasitaikė. Kos taip stabdo. Šitos tai gaidžius reikia naikinti, blemba. Jau kažkas mane naikina. Tiek nedaug pritrūko. Nedasiekė. Velniau, kas čia mane šaudo, tas Dunkerkas greičiausiai. Reikia pasiplaukt. O aš nesitaisau. Tie ginklai atsisukė. Lemba, stabdyt pradėjo dabar. Man atrodo, kai dar ir šitas gaidys. Jėzus, kiek čia. Nežinau, kurį pirmą čia daužytų. Šitas pavojingesnis man iš tikrųjų nes tos. O kaip ir minėjau, kiek pataikė? 4, 5. Šūdas. Brolis, negerai čia pasidarė. Labai negerai. Čia labai malačiškai sulošė. Dar ir torpedas atplaukė. Visą gerą man. Ir dar tai pastabdė smagiai ir kol kas laimėm taškais, bet dar 3 minutės liko 26 000 jos. Negerai, labai neblogai tas Dunkerkas sulošė, kad pradėjo ant manęs užpakaliu plaukt, įsakant, daužytą mano draugelį, kaip sakant, mano komandos nariai, kaip sakant, atsukęs į jį visus vamzdžius, o man padaręs visai nedidelį taikinį. Nors realiai turbūt reikėjo man taikytis į šitągi degrasas, beveik miręs. Pas mus dar žiūrėk pilna šitas. New Mexico. Šitas kažkur bėga. Žaidžiau su priešlėktuviniais amerikiečių šitogi. Žiūrėk, visai neblogai duoda, man atrodo, galim laimėti, jeigu neužmuš mūsų per 3 minutės. 2,5. Nežinau, iš tikrųjų. Norėtųsi laimėti. Užmuš battleshipą, tokį rimtą Dunkerkas, jisai nėra labai tvirtas battleshipas. Iš tikrųjų gali užtrukti biškį laiko. O tą Molotovą, jeigu nudaugtų, būtų smagu, bet visas bazės užgrobė. Pas mus liko tik battleshipas, kuris per lėtas bazėm užgrobti ir šitas, kuris irgi per lėtas Independence. Jisai neužgrobinės bazės tikrai. Šitas. Bet žiūrėk, kaip naikina. Tas gnievnai irgi gali būti sunaikintas. Labai iš tikrųjų rizikuoja, bet jam nebelikia ką daryti. Vien tik dėl to, kad
kaip sakant, jo komanda pralošinėja. Jeigu pataikys, pataikė. Jisai turi labai daug torpedų, tas Gnievnai. Mūsų tas lėktuvnešis nelabai patyrė, sakyčiau. Reikėjo tau taikytis į Gnievną, nei Dunkerką. Dunkerkas nevertas dėmesio. 1 minutė liko, iš tikrųjų galim laimėti, dar jeigu jau neužmuš šitą 18 000 gyvybių. Jeigu dar ir pats bazę užgrobinėja, gali suk. Kaip sakant, žiūrėkit, jeigu pataikė, Dunkerkas nėra jisai labai tvirtas lėktuvnis, bet šitas. O tos iš Air Clano, aš esu matęs labai daug kartų, neblogi žaidėjai iš tikrųjų. Vėl jisai priekį atsukęs, kad nepadarytų jam, kaip sakant, dėl to Dunkerkas jisai yra labai neprastas, kaip sakant, laivas, dėl to, kad jeigu atsuka priekį, jisai pasidaro žymiai mažesnis taikinys, bet tuo metu jisai iš tikrųjų gali visai neblogai tau žalos padaryti su savo 8 vamzdžiais. 2 sekundės. Ir laimėm. Laimėm, 12 taškų ir jį sunaikina. Bet sunaikino jį po laiko ir mes laimėjom. 12 taškų. Super. Nes ranked battles reikia būtinai laimėti, kad gaut tų taškų normaliai. Tai va, to pažiūrėsim. Į 5 lygį. Šauna. Ir praeitą mūšį, man atrodo, irgi turėjau laimėti, jeigu patikau į 5. Ar jis vis dar tęsiasi ten. 105 taškus gavau per šitą mūšį, kuris buvo labai neypatingas, galiu pasakyti. Ir jo, laimėjom 6, nes nuėmė man 100%, nepastebėjau kada ten. Taigi, kaip minėjau, reikia daryti daily missions, kad gauti, kaip čia, tepalą, turbūt. Šiandien turbūt ir padarysiu šitą Fire Assault ir Versatile. 30 taškų ir tada, kai tą gauni, eini į mūsų flotilę. Skotys pirmas, ne, pagal laimėjimus. Ir čia paukojimus 25. Tai va, visai neblogai duodam, tuoj greitai už kelių dienų turbūt gausim 6 lygį. O 6 lygis yra kas? XP bonusas, iš tikrųjų, kas labai pagidautina šitam žaidime, nes viskas užtrunka labai pakankamai ilgai. Turi jie čia pardavinėję neblogą laivą. Tripits, kainos žiaurios. O tai aš galvoju galbūt šitą įsigyti, nes ko man reikia, tai reikia šito laivo. Iš tikrųjų dar reikės pažiūrėti, kaip sakant, ar verta įsigyti, tai visokiais review ir visa kita. Ir galvosim tada, nes iš tikrųjų su battleshipais, su geru battleshipu iš tikrųjų labai smagu lošti. Tai va, bet smagiausias mano pirkinys, sakyčiau, yra, kur yra šitas, Campbelltown. Čia yra žvėris, 3 lygiai, labai smagus laivas. Gražus, greitas ir daug žalos darantis, labai man patinka. Tai va, nežinau, tiek šiam kartui, nežinau, ar kiek čia kam aktualu šitas žaidimas ar ne, bet man patinka, rekomenduoju. Galbūt reikia ten porą kartų, kaip sakant, palošti biškį porą dienų, kad įsijaust. Kaip sakant, jeigu pilnas žaidimas netinka, tai World of Warships Blitz yra super. Mūšį užtrunka po 5 minutės. Gauni pasitenkinimą už tai, kad laimi, nes laimėjai, bet jau aš laimiu, kaip matot, daugiau negu pusė mano savo mūšių. Ir, sakant, aš rekomenduočiau, iš tikrųjų smagu. Ir aš visą laiką mėgau tankus, laivus ir visą kitą.
Tai va, nu kągi, sėkmės mūšio lauke, ar jūros lauke, ar kaip ten skaitosi tankistai ir iki.